Tai tiesiog labai dažnai trumpai tiesiog apie tai, kokią emociją apskritai buvo dalyvauti, daryti užduotį. Buvo labai smagu ir buvo labai įdomu su naujais žmonėms susipažinti. Atrodė, kad iš vieno lito reikės galvoti didžiulę idėją, kad galėtų kažką padaryti. Mes tikėjomės, kad bus kažkoks hintas, koks išvedimas ant kelio su ta užduotim, kurios reikėjo laukti. Bet pasirodo, daryk, ką nori, iš lito padaryti 10 litų. Bet kaip iš tikrųjų paprasta ir kokie žmonės laisvi čia Kaune yra. Nu, nežinau kaip Vilniuje, bet Kaune yra žiauriai laisvi žmonės. Kas labiausiai nustebino? Kas buvo? Wow, nesitikėjau. Tai kad kai kurių žmonių reakcija. Labai skirtingai, kiti eina dviesi ten susiraukia, ne, čia nieko neįdomu. Kitas matai, kad jau biškai atsigręžia, kad gal čia visai įdomu būtų pabandyti tą loteriją. Tai va, jau pradedi ir jį kalbinti. O kai ateini, kai kurie žmonės irgi nekreipia dėmesio, tada tu jiem pasakai, ką mes čia darom, tada jie susidomi ir kaip tas atmetimas, po to palaikymas, o po to ir sveikinimas atsirado. Linksma peržengti per save, kai reikia eiti žmonių, šnekėti su jais, pakviesti, išmokti reaguoti. Žiauriai paprasta padaryti didžiulius darbus. Kitos kolegos šitam projektui nerealias idėjas pasakė. Iš nieko jie sugeneravo. Greitai reaguoti tą situaciją, kiekvieną žmogaus emociją. Ne tai, kad tu sėdi prie televizoriaus, kaip dabar visi nori futbolą žiūrėti, bet tu išbandai save, išeini iš komforto zoną, nes ten tik tai atrasi save. Čia ir yra ta vieta, kur aš susirasiu žmonių, kurie galvoja panašiai kaip aš ir nori tokių pačių dalykų kaip aš. Tai aš prasidėsiu savo ratą ir sužinosiu, kaip išlita 1000. Tokie žmonės žiauriai yra. Su tokiais žmonėms susipažinęs gali kalnus nuversti. Tarpusavį labai smagu buvo, labai įdomu, susijuokėm, su įvairiais žmonėm pabendravom. Tai sumoji žodžiu buvo labai smagu ir įdomu.